Kauno rajono Raudontvario žurnalistikos studija pristato! Čia Raudondvario žurnalistikos studija. Šiandieną mes svečiuojamės Kauno televizijoje ir šiandien kalbinsime Svietą Gužauską. Labą dieną. Labas. Taigi, kiek metų veikia Kauno televizija? Kauno televizija, šiaip dabar nelabai tai Kauno televizija, bet šiaip šitoje studijoje čia veikia televizija kokio 20 metų. Čia paprastai, anksčiau buvo Kauno radijas televizija, dar prieš tai buvo Lietuvos televizijos, paskui Kauno radijas televizija, paskui Kauno televizija, o dabar yra 7 Kauno dienų televizija, galima taip sakyti. Gerai. Kiek metų jūs čia dirbate? Aš čia dirbom 20 metų. Kaip įsikūrė televizija, taip ir jūs pradėjote? Praktiškai. Kodėl pakeitėte laidos įvaizdį? Aš nežinau, jis labai pakito. Man tai jo. Tai gal jūs geriau pasakysite, ko pakito, ko pasikeitė? Aš net nelabai žinau, nes man dar nei karto nežiūrėjau, bet kaip man seneliai sakė, kad truputuką pakito. Seneliai? Seneliai žiūrės tik neskalą. Taip, jiem labai patinka. Labai šaunu. Mus labai mėgsta jos seneliai iš tikrųjų. Tai va, šiaip stengiamės jaunimą patikti. Atsišviežinom, atsigaivinom, vinietę pasikeitėm, spalvų tokių drąsių įsimetėm ir kažkaip norim gaiviai atrodyti. Kad pritrauktume žiūrovus? Taip. Ar buvo kada remontuojama Kauno studija? Ta prasme, Kauno studija remontuojama. Tai iš ties maždaug pastatas. Tai pastatas toksai kaip. Nelabai čia tas remontuojamas. Šita studija daugiau yra remontuojama, daug kartų buvo. Čia labai daug klaidų buvo, daug dekoracijų buvo daroma visokių. Tai va čia tos paskutinės likusios prieš 5 metus gal daryti. Gal meluoju, prieš 3. Ir paskutinis, kokius darbus dirbate laidoje ir ar jie sunkus? Kaip pamatuotą sunkumą. Jų nešt nereikia fiziškai, bet šiaip žiauriai sunku. Daug laiko sugaištas veiks? Laiko taip, nes reikia labai daug galvoti. Faktiškai visas darbas vyksta galvoje. Tai čia turbūt sunkiausia, nes paskui tą galvą reikia nešti. Tai labai sunku būna. Ar daug dirba jaunimo pas jūs? Ištisai jaunimas. Ar buvo kažkas sugedę? Dantis? Kažkas iš aparatūros? Kameros? Filmavimo metu? Visko būdavo, bet kažko taip labai, paskutinį kartą, kai filmavom, neįsirašė garsas, gal, tokių dalykų būna, bet, kaip sako, žinai, kas dirba, tai ir klysta, kai kas nedirba, tas neklysta, yra toksai posakis, ar ne? Ar atsitiko kažkas juokingo? Kažkaip, nežinau, visko būna ir pasakai, pavyzdžiui, buvo dabar vieno žurnalo jubiliejų, ten 25 metai, o aš galbūt vis sakydavau, 35, ir sako, nepalatai, buvo 25, ir aš vėl pradedu filmavimą, sakau, 35, va tokių kuriozų visaip ir nutinka. Ar galėjotės kada nors, kad dirbate žurnalistu? Gal ne, nežinau, nesigailėjau dar. Gal dar pasigailėsiu. Ar kada atsitiko jums kažkas sunkaus darbe? Nežinau, kaip sakyti, kiekviena diena yra tam tikras iššūkis, kiekviena diena yra kitokia.